muzikinio teatro artistas, jis turi būti pasiruošęs visapusiškai, nes tai yra ir vokalas, dainavimas, ir šokis, ir netgi kaip dramos aktorius tu dirbi, pavyzdžiui, tokiuose spektakliuose kaip miuzikluose, ten daugiau yra aktorinis darbas, mažiau dainavimo. Aišku, ruošia muzikos akademija visus norinčius tapti muzikinio teatro solistais, artistais. Jie turi praeiti viską. Ir aktorinį, ir dainavimą, ir šokį, ir fektavimą, ir būna visko, kad tenka ir vaidinti muštynes spektaklio metu. Tam reikia pasiruošti visapusiškai artistui. Aišku, yra sunku. Ir atėjęs jaunas solistas į teatrą, jis patenka į tokią mėsmalę, kad tenka susidurti su įvairiausiais režisieriais, su dirigentais, su kolegomis, kurie kartais yra ir priešiški, kartais geranoriški, visokių yra žmonių, kaip ir charakterių, kiekvienas turi savo. Aišku, sunku. Ir kiekvienam reikia artistui pasiruošti, patekus į tą mėsmalę, atsilaikyti nuo visko. Nes gyvenimas daužo iš visų pusių. Ir dar jeigu pridėti asmeninį gyvenimą, tai iš vis tada būna labai sunku. Artistas atėjęs į teatrą, aš manau, kad jis turi suprasti, kad vaidyba ir dainavimas tuo pačiu ir visa kita, tai yra tikra. Jeigu tu gauni vaidmenį ir jį perskaitai, susipažinsi su vaidmeniu, ir jeigu tu atsainiai žiūrėsi į jį, tai taip ir išeis toks nei taip, nei taip. Aš galvoju, kad artistas turi visų savimi nerti į teatrą. Suprasti, kad teatras yra tas pats kaip ir gyvenimas. Gyvenimas irgi, sakykime, kad yra teatras. Tai tą gyvenimo teatrą galima pernešti į sceną, jeigu tai padeda vaidmeniui, tam vaidmeniui, kurį tu turi ruošti. O šiaip tai, kiekvienas žmogus, kiekvienas atėjęs artistas į teatrą, jis gavęs vaidmenį dirba su juo ir kaip jam pavyksta gale jau, sakykime, premjeros išvakarėse pavyksta jam paruošti tą vaidmenį. Tai įvyksta stebuklas. Ir aišku, po premjeros, kai lenkiamės mes žiūrovui, ta žiūrovo emocija, kaip jam tiko tas spektaklis, kaip jam patiko tas artistas. Tai yra pats nuostabiausias dalykas, aš taip galvoju. Nes tos ovacijos ir tie aplodismentai yra geriausias atlygis artistui už tą darbą, kurį tu atlikai. Man atėjus į teatrą, man labai pasisekė, sakyčiau, kad aš patekau į tą grandų teatrą. Dar buvo tie senieji, galima sakyti, nuo teatro pradžios, kada, ne nuo pačios pradžios, bet kai atsidarė muzikinis teatras. Nuo 1946 metų tie visi dainininkai, dar man teko juos pamatyti, dar su jais kalbėtis, su jais vaidinti dar teko.
Taip kad aš džiaugiuosi ir aš turiu tokią, kaip čia, pasididžiavimą savyje, kad man teko prisiliesti prie tų senų aktorių, kurie pradėjo šitą teatro raidą, mūsų teatro, muzikinio teatro. Tai ir Gediminas Šmitas, ir Vytautas Blažys, Kazimieras Mikalauskas. Mane grimavo vienas žymiausių, sakykime, grimerių, Korsakas, kuris grimavo ir Kiprą Petrauską. Ir visus tuos, sakykime, valstybės teatro dainininkus, dar jam irgi jaunam pasisekė matyti juos. Ir Fiodoras Šaliapinas čiagi dainavo, žymus rusų bosas. Ir jam teko jį matyti ir su juo netgi bendrauti. Ir jis daug pasakojo apie teatrą. Ir įdomu, kad dabar jaunimas yra nelabai norintis to, kas buvo anksčiau. Jie dabar ima tai, kas yra dabar ir kas su jais. Visiems reikia atsiminti ir tuos, kurie prieš buvo. Teatras, nesakyčiau, kad labai keitėsi. Keitėsi repertuaras teatro. Anksčiau dauguma buvo operinių spektaklių muzikiniam teatre. Operečių nedaug, miuziklų išvis nebuvo, nes dar nebuvo ir rašomi miuziklai. Vėliau jie atsirado mūsų repertuare, o daugiausia operos. Operų dainininkai dainuodavo. Žymiausi, sakyčiau, teatro solistai užimti buvo operetėse. Man teko taip pat irgi su jais netgi vaidinti, su Stase Rapalienė, su daugeliu artistų. Danutė Dirginčiūtė, Mykolu Rėkiu. Mesgi dubliavomės labai daugelį operečių su jais, ypač su Mykolu Rėkiu, kuris man daug padėjo. Kaip jaunam artistui, labai gerai, kad tie vyresni, sakykime, artistai, aktoriai, jie padeda jaunimui įeiti į teatrą, įeiti į vaidmenis. Nes sakyčiau, kad muzikos akademijai labai mažai praeina tą laikyseną artisto. Nes atėjęs į teatrą aš nemokėjau nei frako nešiot, nei pirštinių laikyti, nei cilindro, nei lazdelės. Viską jie mokė mus tie vyresni mūsų kolegos. Tuo aš labai džiaugiuosi, kad man teko dar susidurti su jais ir aš daug ko išmokau iš jų. Daugelis pas mus atvažiuojančių į mūsų teatrą, sakykime, gastrolierių, tų, kurie teatre dainuoja spektaklius, jie atėję į mūsų teatrą jaučia tą šilumą ir tą tokią malonę ir gerą atmosferą. Mes priimam visus kaip savus, kaip nėra priešiškumo pas mus, kad, pavyzdžiui, kad ateina su manim kartu vaidina artistas ir aš nelabai jį mėgstu, nes jis mano priešininkas, galima sakyti, konkurentas mano. Šito pas mus niekada nebuvo ir kol kas nėra. Tai tuo reikia džiaugtis ir didžiuotis mūsų teatre, kad taip yra. Mes susibūrėme į baritonų trio. Tokie 3 baritonai, mes grimavomės viename kambaryje ir sugalvojom po to, kai 3 tenorai pradėjo čia po pasaulį važinėti,
galvojam, kodėlgi dviem baritonam nepadaryti tokio ansambliuko ir populiarinti operetinę muziką. Nes jos kaip ir nebuvo tokia, nebuvo populiari ta operetinė muzika. Ir mes pradėjom užrašinėti į kasetes, į kompaktinius diskus tą operatinę muziką ir pradėjom važinėti po Lietuvą ir pajutom, kad žmonėms šito reikia ir sugalvojom, kodėl Kaunas yra, sakykime, operetės lopšys. Čia buvo pradžia operetės, kur statomi daugybė operečių ir mes sugalvojom padaryti festivalį tokį prie Kauno pilies. Ten pilis gražu, kadangi operetėse irgi dekoracijose daugiausia pilys, tai mums tiko ta erdvė ir mes sugalvojom padaryti tokį operatinį festivalį ir jau 22 metai jis vyksta ir su didžiausiu pasisekimu ir pritraukia daugybę žmonių, ypač Mindaugo karūnavimo dienos proga. Jis skirtas yra ir mes surinkam iš rėmėjų pinigus ir žmonės atėję laisvai, be jokių bilietų, be nieko, jie žiūri spektaklius, žiūri koncertus, jiems labai patinka ir mums nuo to tik tai aišku gera. Dabartiniu metu teatras daugiau stato miuziklų. Operų irgi stato, bet miuziklų daugiau. Ir kas yra šaunu, kad į teatrą atėjo labai didelis būrys jaunų, gabių artistų su geriausiais balsais. Tai yra teatro, kaip čia, vizitinė kortelė, kad teatre yra, kadangi yra muzikinis teatras, yra dainuojantis teatras. Ir labai daug gerų balsų yra. Ir jaunų gerų balsų. Todėl ir turbūt teatras sumanė statyti miuziklus, kadangi tie jauni žmonės, jie labiau priima miuziklą negu pavyzdžiui, operą ar operetę. Aišku, jiems reikia dainuoti, nes kiekviena, taip yra sakoma, kad žmogus augtų vokaliai, reikalinga opera. Tada jis gali dainuoti ir operetę, ir miuziklą, na ir visa kita, ir koncertus, aišku. Sakyčiau, kad teatras įtakoja Kauną, nes anksčiau teatras repertuare, kadangi buvo, aišku, visokiausių žanrų spektaklių, į teatrą ateidavo daugiausia kauniečiai, kurie ir mėgo teatrą, ir suprato tą operetę, ir netgi jie vertino ir artistus, ir spektaklius, ir kaip čia, mokėjo tą daryti. Dabar daugiau yra atvažiuojančių į mūsų teatrą iš visos Lietuvos. Netgi iš užsienio atvažiuoja pas mus pasižiūrėti, kaip yra pastatyti spektakliai. Sakyčiau, tai yra labai aukšto lygio spektakliai. Ir režisūriniu atžvilgiu, ir vokaliniu atžvilgiu. Nes kiek tenka žmonėms važinėti dabar galima po pasaulį ir pasižiūrėti spektaklius ir Londone, ir Berlyne, ir Paryžiuje, ir Laskaloje, ir net New York'e gali nuskristi, jeigu turi pinigų. Ir tada gali palyginti, kaip ten eina spektaklis ir čia. Ir daug kas, kurie sako, aš buvau ir Londone, buvau ir Paryžiui, bet čia nieką blogiau pas jūs. Tai mums tai labai taip pakelia ūpą ir malonu tai girdėti. Kai aš baigiau
muzikos akademiją, tuo laiku dar konservatorija buvo, tai nebuvo galimybės išvažiuoti į kitą šalį. Aš, kai atėjau, aš norėjau būtinai patekti į šitą teatrą, nes man labai patiko operetė ir man patiko ją vaidinti. Aš atėjęs į teatrą gavau pačius pagrindinius vaidmenis visuose operetėse. Kiek tik tai čia ėjo, aš labai daug suvaidinęs grafą Liuksemburgą, grafaitę Maricą, Linksmąją našlę, Leharas, Kalmanas, Opfenbachas. Na, daugelis kompozitorių ir daugelis pastatymų aš čia esu suvaidinęs pagrindinius vaidmenis. Man teko vaidinti ir operos ir baleto teatre, ir Klaipėdos valstybiniam muzikiniam, ir netgi Panevėžio muzikiniam teatre. Man teko vaidinti. Bet čia yra, šitas teatras yra kažkoks savotiškas, jis yra įtraukiantis. Jis artistą paima, pakelia ir suvalgo. Ir tu esi to teatro žmogus. Tai labai, aš jaučiu tą dabar iš jaunų žmonių, kurie ateina į teatrą ir kurie taip pat lygiai kaip ir aš kažkada, jie įsitraukia į šitą, į teatrą, tampa teatralais, tampa teatro žmonėmis. O tai labai svarbu teatrui ir patiem artistam. Nes tada tampėtų ta visuma teatro. Kada susijungi tu su teatru, teatras tau duoda, tu teatrui duodi. Ir tada tas abipusis darbas labai sužadina tavyje tą norą gyventi ir norą vaidinti visiems.